Ir mūsų salas visai gerai atrodė. Tai puikiai. Ir bendrabutis dar buvo nenugriuvis, ir dvaras, ir studentų buvo, ir sakykime, ten tas bendrovė, dar gal ir ne bendrovės, gal dar tas tarybinis tebe buvo. Nu, tai buvo judėjimas. O tavo jam džiunglės, gal jis iš Vilniaus atvyko? Nu tai va, tai sako, gyvename kaip džiunglės. Nu tai žinai, gal tikriausiai ne iš kaimelio žmogus atvažiavo. Tai va, tai juokingai atrodo, žinai, dabar tai jau tikrai džiunglėse. Čia dar už 10 metų, tai čia bus vienas kitas žmogelis, arba bus negyvenama sala. Nes dauguma žmonių, nu, virš 70 metų. Nu, tai kiek jie, bet jiems, nu, jau prie geriausių norų. Tegu ir 100 metų gyvena. Vaikai negrįž. Vaikai negrįž, darba nėra. Nu, ką jie veiks sugrįžę. Stambių ūkių pas mus ir nėra. Mūsų jau krašte tikrai, kad būtų labai jau stambus ūkininkas, taigi nėra.